Matas 17-metis architektūros fanas. Susitikome XIX amžiaus sinagogoje, kuri 2021 metais prisikėlė naujam gyvenimui Alytuje. Konsą čia turėtų. Čia, aš kaip suprantu, yra originali detalė, na? Taip. Ir esu girdėjęs, kad šitos kolonos yra išlikusios, originalios. Taip. Aš vis atsimenu, kai būdavau mažesnis ir su tėvais pravažiuodavom pro šitą pastatą ir vis klausdavau, kas čia yra. Jis buvo visiškai apleistas ir tuomet jį restauravo ir įkūrė čia turbūt gal geriausia funkcija, kokią galėjo, tai kultūrinė, ir čia vyksta įvairios parodos. O ta pačiam architektūra yra daugiau inžinerija ar kūryba? Aš manau, man tai visiškai daugiau kūryba ir aišku, architektūroje nėra tas visiškas grynasis menas, kur visa tai yra kūryba, dažniausiai ta kūryba trunka labai mažai ir turbūt gali net kokią 1 sekundę trukti ten, jeigu nupieši kažkokį eskizą labai greit ir tu visą kitą laiką tiesiog bandai padaryti, tai kažkaip įgyvendinti ar parodyti ir tu tarsi nekuri tuo metu, tu bandai atlikti tą, ką nupiešei. Tai. Bet visgi aš labiau architektūrą žiūriu tokį kaip į kūrybinį. Jūs kaip alytiškiai pirmieji pradėjote tai daryti Lietuvoje. Kas čia? Čia yra maisto atliekų rūšiavimo vieta, kur patenka maisto atliekos ir iš jų būna pagaminama energija. Tai... Kaip žiūrėjau, metano dujos, ne? Kurios keliauja į rezervuarą, o po to virsta elektros energija. Taip. Ar tau gražu mieste tokie architektūriniai kūriniai? Tikrai žavi ir labai įdomu pasižiūrėti. Ir kiek žinau, čia vyksta ir įvairios edukacijos, kur kiekvienas gali išgirsti, kaip rūšiuojamos atliekos ir kaip tos bakterijos mums padeda pagaminti elektros energiją. Aš kiek supratau, Alytui jau būtų reikėję ieškoti naujo sąvartyno, jeigu žmonės Alytuje nebūtų pradėję rūšiuoti tų maisto atliekų. Pagaminus dujas, kiek žinau, maisto atliekos vis tiek jos dar pasitarnauja ir keliauja kitur, gal tu žinai kur. Taip, tai jos būna dar kompostuojamos ir paskui panaudojamos trąšų gamybai ir žemės ūkiui. Na, čia kompostas, man atrodo, kurį tu gali jau pilti ant gėlyčių, morkyčių, kitų dalykų. Mėgsti sodinti kažką? Jo, mėgstu ir šiaip gėlių visai nemažai turiu namie. Ir mėgstu rūpintis augalais. Tai aš tikiuosi, kad bus dar ko šito žemėje rūpintis.